Vaidinę su nakvynę važiuojam. Važiuosim kartu, taip? Taip, kartu važiuosi kartu. Po bokštus vaikščiosim visi kartu. Taip, taip. Dabar jau nebeiškrapštysim tavęs iš kuprinės, ne? Hello! Alytaus apskrities bokštai! Hello! Alytaus apskrities bokštai! Kodėl tu skambi kaip turkas, arabas, nežinau kaip pavadinsiu. It's returned. Hello, your computer has virus. Tai gerai, mes ir vėl čia, mes ir vėl mašinai, mes ir vėl važiuojam. Šiandien važiuosim po Alytaus apskrities bokštus ir tenais pamatysime greičiausiai kokius 7 apžvalgos bokštus. Kažkas tokio. 7-6, kažkas tokio. 5 valandas kelio. Jo sugrįžimo atgal, tai 5 valandas gaunasi. Pajudam iš Kauno. Tai va, dabar yra kiek pas mus valandų šiuo metu? Beveik 1, tai 2 nusimato būti 1 bokšte. Jau pažanga. Apie 3 išvažiuoju. O 1. Tikrai taip. Gerai, dabar 1 mūsų apžvalgos bokštas bus koksai? Metelių. Metelio apžvalgos bokštas. Tai iki jo dabar. Jau, valanda 20. Bronzos medalių. Tai va, tai važiuojam. Juste, kaip tavo gyvenimas? Gerą žuvyčių gavau. Laiminga? Jo. Yra akvariumas su žuvytėm. Labai buvo miela, kad mūsų Twitch'o žiūrovai sakė fainas video, kai kuriem patiko, kai kurie nutilėjo gal. Tai labai džiaugiamės, kad patiko. Nu, viskas jau. Jo, aš iš savęs viską išspaudžiau šiandien. Tai viskas. Video baigtas tada. Susitiksime kitame video. Ate. Tas video žiemą išeis. Neišeis anksčiau, nes aš būsiu priverstas editinti. Stop the cap. Stop the cap right now. Stop the cap. Informacijos update'as, prisiminiau, kad yra dar vienas bokštelis anksčiau negu į tą, kurį važiavom. Tai žodžiu, Žuvinto pažintinėme take yra apžvalgos bokštelis mažytis. Tada važiuojam dabar į Žuvintą dar. Takelį. Nu, aš irgi noriu valgyti, tai ką dabar darysim? Važiuojam. Kur? Namo. Juste, ką pasakosi apie bokštą? Gerai, tai žodžiu, yra 2 bokšteliai. Vienas yra lankytojų centre, tenais bokštelis, kaip įsivaizduoja, mokamas. Ir yra tiesiog pažintinio tako gale bokštelis. Ten viršui stovi žiūronai, anam viduj, bet aš nežinau, ar jie ten mokami, nemokami. Mes kai ubagiukai, ne. Mokėti, nu. Tai jo, mes free nuėjom ant bokštelio, tai šia bokštelio matosi kažkas. Ežero Žuvinto. Ir jeigu mėgstate paukščius stebėti, pasimkite žiūronus ir girdys labai daug paukščius. Jo, šitas bokštelis yra tipo paukščių stebėjimui, nes čia labai daug paukščių atskrenda perėti, paskui jis skrenda, tai migracija labai didelė šitoje vietoje. Illegals in my yard.
Illegals in my yard. Man oras labai patinka dabar, biški vėjo, šilta ir taip toks mediniam pastatėlė pro langą, žinai, taip žiūri, visai labai toks fainas vaibas. Bokštelis nėra aukštas, 4 metrų, tai tiesiog gražu pasižiūrėti gamtą ir viskas. Šitas takas, kuriuo ėjom iki bokštelio, nežinau, ar bokštelis įeina, atnaujintas 20 metais. Ir visus labai skatina įsigyti lankytojo bilietą. Tiek žinių, dabar keliausim, O dabar kur jau prieš tai suplanavom. į tą jau, kur prastai, tai suplanavom į Telio apžvalgos bokštą. Ei. Važiuojam iki Telio apžvalgos bokšto, iki kurio yra 24 minutės. Tai va, susitiksime pakeliui arba tenais. Mes ir vėl susitikom. Labą dieną. Ei. Žiauriai mėgstu 1,5 juostos kelią. Žiauriai smagu važiuoti su juo. Gali lėkti savo 130. Tai kokios turim informacijos šitas bokštelis? Aukštesnis biški? Biški 15 metrų. Už mūsų atsiveria Metelių ežeras. Kitoj pusėje pro medžius beveik nesimato nieko, bet ten yra duse. Buvom privažiavę vanduo. Tiesiog. Tai va. Šitas turėtų būti pakankamai populiarus bokštelis, prie kurio visi važiuoja, nes pakeliui kažkur prie kelio iškart važiuoja ir žiūrėjau, apžvalgos bokštas ir taip sustoja. Tiesiog dėl to jisai, manyčiau, populiarus turėtų būti. Jis naujas gražiai pastatytas, o dar rašo, kad čia tipo gulbių labai daug atskrenda. Būna šaltuoju sezonu kažkaip parašyta, kad gulbių čia būna. Nu, labai gražiai ežeras. Gražus ežeras atsiveria. Žiauriai gailas, kad nėra per vidurį tarp abiejų ir abu, kad matytųsi ir būtų labai gražu. Aukštesnį biškį galėjo padaryti ir viskas, matytųsi abudu. O kaip tau baimės? Nu, galiu baig šokinėti, nu. O ne? Oh shit, here we go again. Visas suprakaitavus stovi, kamerą laikau slysta tiesiog iš rankų. Labai lipantis į dreba visas. Tai va, galime jau lipti žemyn. Tai va, ežeriukas, kelias, laukai, kitas ežeriukas nesimato. Žemyn. Jis te bėga žemyn, jis te aš nepastoviu, 2 kartus išlipau, man kojas dreba. Aš mirštu. Lipam dar kartą. Nežinau, kaip į kitus įlipsim. Žiūrėk, čia neringos žvejai. Šiaip parašyta, kad Meteliai, filmuotų mane, parašyta, kad Meteliai yra žvejų kraštas. Kitas mūsų apžvalgos bokštas yra Snaigyno veisėjo apžvalgos bokštas. Iki jo dabar važiuojate 30 minučių. Pramučia, nuo vieno iki kito bokšto po 30 minučių važiuojate. Daug. Tokiu atstumu ją visi nutolė ir čia biški laiko sugaišti, sakyčiau. Bet daug skirtingų dalykų gal pamatai, gal irgi gerai tada. Turi dar kažką papildyti? Jo, labai jokinga dabar sankabą spaust, koja dreba, vos nulaikau tą sankabą. Noriu į Lenkiją užsukti. Į Lenkiją? Yes. Story time, žodžiu. Visų pirma, ieškom, kad kuo greičiau pavalgyti, nes labai norėjom valgyti. Tai buvo 2 vietos. Viena geriau vertinta, pasižiūrėjau, kad ten kainos 13 eurų už kepsnį, tai brangu, kad Gediminui nebuvo ką valgyti. Antrą vietą pasižiūrėjau, nu tenais paprastas maistas, rodo, kad po 6 eurus kepsniai. Ką žinau, nu gerai, bandom. Atvažiuojam. Vieta visai graži prie ežero, parašyta motelis.
Nu gerai, einam, žiūrim, nedirba, šviesas realiai išjungtos, Jo. ten nedega šviesų, Jo. nieko. Prie baro viena tenais tiesiog šviesa dega, nu ką žinau, einam, atsisėdam laukiai. Matau pusiau virtuviai panikė sėdi Jo, telefone. Ir aš taip dar specialiai lėtai garsiai, kad girdėtų, kad mes atėjom, sidairėm, einam į kiemą, sakau, gal čia, o į kiemą yra, dar taip šneku, žinai, garsiai, kad girdėtus. Nuėjom į tą kiemą, sėdim, nieko nesulaukiam, nieks neteina. Nuėjau, sakau, labą dieną, sakau, pašoko, labą dieną, tipo, atėjo, pasidėjo telefą tokia, matos, kad nematė turbūt mūsų prieš tai. Na, aš toks, čia dirbat, jo, dirbam, tai ir meniu stovi prie man prie rankos, ten prie baro. Ir jinai atsistoja ir tyli, žiūri mane tiesiog. O tai meniu čia galima čia pasimti. Čia meniu, jinai biški linktelio, kad, galima pasimti. Ir aš toks, čia meniu, nieko, jinai tiesiog į mane žiūri, aš toks. Okay. Nelabai šneka pasiėmiau, išėjau. Žiūrim kainos, padorios, ką žinau, normaliai. Žiūri geros, kievų koleto 6,5. Kur tu rasi taip? Visi kepsniai po 6 eurų, žuvies kepsniai 6 eurai. Meniu didelis, ta prasme, pasirinkimas didelis, jo. Žodžiu, užsisakėm. Atneša man kavą. Skanius. Atneša kavą. Servizas, ta prasme, servizo lėkštutė tiesiog. Tokia padrožta servizo lėkštutė. Gerai, tada atnešė maistą. Maistas, ką žinau, normalus. Mano kepsnys pridegęs. Miškai sudegintas kepsnys, bet, porcijos didelės, skanu, ką žinau. Kaip tau kievas? Man labai skaniai, kur pusiau toks naminis maistas, tai man žiauriai skanu buvo ir bulvytės, ir kievas. Aš sakyčiau, kaip valgyklai pavalgėm. Labai skaniai pavalgiau, aš asmeniškai. Žodžiu, tada... Kainos ir kokybės santykis. Jo. Ir tada paprašėm, sąskaitas paprašė, ne? Ir nieko neklausė, nei ar kortelė, nei ir grinais, tiesiog nuėjo, tai supratau, kad grinais bus. Tada grįžta ir jie turbūt gal atsiskaito prie baro dažniausiai, nežinau, bet jinai atnešė tą tokį, kur būna, kai prie baro padėtas pinigam. Kaip parduotuvėj būna, jo, parduotuvėj tas pinigam padėti ir tokį atneša, o vėjas pučia ir tą čekį jinai bando dėti ir jį pučia tiesiog, niekaip tu jo nepadėsi, jį vis nupučia. Ir jisai vis niekaip, ir aš toks pamačiau, dėjau tą 2 eurų tiesiog ir jinai ten susijėmė, išsinešė, tipo, o po to atgal su metaliniais prispaudus atnešė. Aš nežinau, čia tai tokia keistoje, tai mes pavalgėm, kas savo. Ir pavadinimas yra Ančia, man atrodo, ne? Jo. Ančia. Čia ir motelis viename. Ir dar galima įsinuomoti dviračius vandens. Tai jeigu važiuosit, tikrai rekomenduojam. Išbandykit asmeninę nuomonę. Man skanu, aš pavalgiau skaniai, nors biškai tas kepsnys buvo prikepęs, nes jis sudegęs, biškai buvo apdegęs, bet skanus, skaniai pavalgiau. Skubėjo. Jo. O dabar važiuojam į bokštą, jo, kaip ir sakėme, Veisiejus. 5 minutes. Graži žukuodė. Labai. Myli mane tokį. Myliu. Tai va informacija apie bokštą. Tai kad jis 15 metrų aukščio, kaip ir praeitas, kuris buvo. Tik iš to tikrai žymiai gražesnis vaizdas atsiveria. Labai atvira, nelabai ką sustoja. Biškai užstojo tas pušelės ežerą, bet ežeras vis tiek labai gerai matosi. Tai čia pagrindinis vaizdas ir yra į Snaigyno ežerą. Ir ten matos salytės. 3 salos yra Snaigyno ežero, jo. Ir po to už to ežero yra dar daug mažiukų ežeriukų. Aišku, nelabai matosi, bet čia žemėlapis duotas. Žemėlapį įsivaizduoti reikia. Jo. Tai čia pagrindinė turbūt informacija, kitoj Pusėm laukai. Laukai, dirbama žemė jau. Ir už mūsų truputį matosi tas Veisiejų miestelis, kuriame buvom ir valgėme. Gausu paukščių, vandens paukščių. Didžioji antis, gulbė nebylė, didysis dančiasnapis, ausuotasis kragas. Sena nauja informacija, kad šitas pastatytas 14 metais, bet nuo 14 metų sakyčiau visai gerai išsilaikęs. Tik labai baisu jį lipti ir nuo jo lipti ir jį žiūrėti po kojom tiesiog. Įstatės vidų ir sako, paim kamerą, aš nebegaliu lipti. Paim kamerą, aš nebegaliu. Aš tiesiog į priekį matau visą vaizdą, nes nėra kas užstotų jo tiesiog laiptai, tiesiog tarpais tokiais, negaliu labai įsivaizduoti. O aš ramiai į telefą įlindęs, bum, 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 einu garsiai.
Dar matos biškai Ilgio tipo ežeras, Samanio ežeras ir Naudorio ežeras ir tai Raus ežeras ir Samanio ežeras best. Tau patiko tam žuvinto Man ežere? patiko pirmas vaibas tiesiog. Kad kinai ta ne taip dar fainai, vėjukas viskas. Nu jo. Bet man šitas kol kas dabar gražiausias. Man patiko čia. I agree. Not agree. Gerai, kitas yra Merkinės apžvalgos bokštas, Merkinės. iki kurio tikriausiai 30 minučių kelio. Tai va, važiuojam. Vrum, vrum. Susitiksim. Bum, 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 Keliui. bum, bum. Žiauriai gražus ežeras, žiauriai. Ką čia darai? Ką čia valgai? Man pietų biški neužteko. Ko tau neužteko? Pietų. Manęs nemaitini. Turiu pasirūpinti. Tai kas iš to padarė visus šitus valgius? Kas bulves išvirė, kas salotas padarė? Tu. Bet kas vištieną išsigebė. Nu, tai vištieną, tai. Valgy. Jo, čia valgy. Žiauriai baisu. Gediminas prisižaidė su dronu, prasipjovė pirštus, nes gaudė droną ir prapjovė ir neužgaudė tenais, kur reikėjo lygiai. Dabar kraujuoja visa ranka tiesiog. Nu, parodyk ranką. Pagavau droną. Nu, parodyk rankas. Pagavau tą droną. Nurodyk ranką. Normaliai viskas. O kitą ranką, tik šitą. Viskas nuostabu, aš neturiu pasakyti. Gerai, na tai ne taip gerai, labai baisu. Labai bijojau, vos užlipau, nulipt buvo geriau, bet užlip buvo labai baisu, labai nenorėjau, nepatiko viršui, nes labai baisu. Žodžiu, tai yra 2 aukštai, pirmas aukštas dalis iki 15 metrų, antras aukštas 25 metrai, tai iš viso 25 metrai. Šito bokšto aukštis, vaizdas gražus, atsiveria Nemunas. Tada dar kažkur kitoj pusėje matos ten ar pastatas kažkoks įdomus šiaip visai. Bažnyčia matosi. Kažkas tokio panašaus. Nepanašaus, o bažnyčia matosi. Bet čia salytė yra tokia per vidurį pro Nemuną, iš 2 išsišakojimas, karvytės vidurį. Jo. Tai vaizdas gražus ir tipo rašo, kad čia buvo būtent pasirinkta šita vieta tam, kad čia pušynas, bandyta šito bokšto imitacija kaip pušynų laja, tipo pabandyti padaryti, tipo dėl to toks bokštas keistas, toks eina ratais, kvadratais, toks įdomus. Ir apačio Justė mane gydo, ten su servetėlėm valo mano kraujus, viską. Ir žiūrim, kiti žmonės nuėjo kažkur į mišką ir girdim, kad lynų čiuožio. Tokie, eik tu. Tai po to nuėjom pirmąją apačitą pasižiūrėti prie vandens ir grįžom ir nuėjom ant lynais, neilgas, bet toks tipo fainas. Ir jūs ten nusileido porą ir aš labai smagiai praleidau. Aš bent jau smagiai laiką praleidau, apart, kad nudūrė mane dronas. Tai kad man labai tas baisumas daug duoda, kad aš bijau aukščio ir viršų užlipus, tiesiog negaliu grožėtis vaizdu, nes labai bijau. Dar tas bokštas, kai kas nors lipa žiauriai treba, tai jūs iš viso į apačią, jinai taip pradėjo žmonės lipti viršų, mes viršų jau į apačią ir tokia, ir aš galvoju, nu jūs tą laikykis, viskas bus gerai. Bet šaunuolė, jis tai užlipo iki pat viršaus atlaikė, pagodė mane, kai užsigavau. Iškart pirmąją pagalbą suteikiau. Dar pasirūpino mane. Ką, dabar važiuosim toliau po šitų įspūdžių ir labai gražias vietos ir gerą orą. Važiuojam, į kitą bokštą susitiksime mašinai. Ne, neprisimeni bokštą.
Oho, pažiūrėti iki galo, įspūdinga. O gal galėtumėt padėti mums pasiekti 1000 subscriberių? Būtumėm labai dėkingi. Jeigu pažiūrėjot šitą klipą, tai parašykite komentarus, įdomu, kurie čia sugebėjo taip.